Jo, labas. Matai, biški ir kitas kameros kampas, ne? Biški. Biški tvarkingesnis nuo praeitą kartą. Štai ką daro 2 savaitės nebūt podcast'ą. Nu, plius minus, taip žinai. Jo. Laisvą dieną buvo tokią turim, tai vat, nauja serija. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi, jo, 100 metų. Kokie 100 metų? Jo, bet... 2 savaitės. 2 savaitės, vis dar kiek įvyko, ne? Net nežinai, nuo ko pradėti. Blema, jau buvo toksai, o čia podcast'ų gera tema po Jo, what the fuck. Tipo, What the fuck. įvyko Jau vienas... jau tokia, dabar jau ilgiau reikės kalbėti apie laigės. Tipo, įvyko vienas, įvyko kitas. Blet, ką žinau. Nu tai dabar ką, jau viskas, nebeturim ir tiesos, ne? Nu, ja. Mes norim tiesos, mes turim Ronaldą Donald Killing. Jo, Ron Killingsą, palauk, kada mes į paskutinį kartą matėm kaip Ron Killingsą 2... Mes iš vis nematėm tokio. Ne, nu tipo, kažkas arčiausiai to, tai čia kai jisai Keikvikas buvo, Artufas buvo, bet kaip Ronas Killings. Nu. Man atrodo, jisai nebent karjeros pradžioj tik tai tą vardą naudoja. Jo, tai sakau kaip Keikvik, žinai. Ja, tai kontekstų, kad žiūrovai, kurie nesidomi tom istorijom. Tai buvo tokia situacija, kad per X buvo Artrufas parašęs, kad buvo gera kelionė, bet mane iš darbo, karočią, atleido. Jo. Tipo, aš taip patikėjau, kad jis jau viskas, taip, žinai. Aš labai patikėjau. Same shit. Ir tipo visi jo bendradarbiai tokie žinutės visi parašė tokie, kad blema, what the fuck, nu, tipo, matosi, kad bendradarbiam, tipo, what the fuck, nahu, tave atleidžia. Ja. Tu vienas veteranų čia esi, geresnių darbuotojų pas mus. Tai, žinai, ten jau darbuotojų atžvilgių tokie blema vadovybė dalbajobai. Nu, ir tipo, fanai labai pasitiktinę, ten kiekvienas YouTube'o ir TikTok'o jų WWE paskelbtas video tenais V1 Truth pastoviai šaudė X-as irgi tenais belekiek, nu kaip V1 Cody buvo šūdus. Ir jie tokie dega batai ir tokie per backlashą, nu, nieks nesitikės, bet jį sugrąžino. Tai tu sakai, okei, šita istorija truko mažiau negu savaitę, what the fuck. Po to jisai dingo. Tada vėl atsirado, bet taip netikėtai, blemba, visiškai. Tu jos savaitę nebuvo tik tai. Taip, bet, nu, aš suprantu, kad savaitę nebuvo, bet, nu, pažiūrėjęs esim, kad netikėtai pasirodė, kad toks, bet kas čia per bičas, karočią pys nusijama, žinai, kapašoną, pys ar truf, žinai. Ne, aš tik tai pamačiau jau juodas kojas, toksai, ar čia Artruf? Ir toks, oh shit, that's Artruf. Ne, aš tai, žinai, kažkaip galvoju, kad ten bus koks kitas. Realiai, aš tai galvoju, kad Artruf, aš jau galvoju, kad jį atleido, žinai. Travis Scottas galvoja, kas tai bus. Travis Scottas nėra toks dens. Jis nėra toks tankus, blėt. Ja, tai šiaip įdomi istorija, nes, nu, tipo, what the fuck, tipo, tokį žmogų kaip Artruf, nekalbu dar apie Karlytą, kurį atleido ir, nu, bet tikrai nesugrąžins. Ja, o gal? Nes... Ne, nu, tipo, Karlyto, karočią, laimėjo tenais titulą kažkur Puerto Rike lygoj ir tą pačią dieną WWE jį atleido. Nu, tokie, okay, that sucks. Not cool. Biškai That's not cool. Bet, sakau... Nu, ir jisai dar pasivogė PS5. Nu, Karlytui reikia kažką veikti, žinai, bero. Taip, reikia įsivaizduoti, kaip jo draugai pysinis ir laimi. Draugai. Nu, taip. Nu, taip. Jisai pasiėmė, jokio charakterio dalis buvo PS5, tai jis tą kartu su savim pasiėmė. Jo, bet apskritai man dabar žiūrint į kas vyksta su WWE ir kaip visos istorijos dabar taip įdomiai susideda, kad, tarkim, turim piktadarį Johną Ceną, turim... Karočią iš šizofrenijos išėjusi Ron Killingsą, žinai, vietoj to, kad jisai nėra Artruf. Kas daro? Günteris su Jey Uso, bet mes po to aptarsim tikriausiai tą. Sakau, tiek daug. Įvyko per 2 savaitės, kur toks, mes nelabai
galim labai, kaip sakant, mes labiau diskutuot galim, bet ne tai, kad va, įvyko kova, tas, na, dečia. Tiesiog, na, Keičiam formatą mes. keičiam biškį formatą, jo, nes... Dabar kiekvienos laidos neaptarsim, kiekvieno mečio neaptarsim, nes, tipo, tiesiog bendra nelabai tik ir istorija, įdomu. žinai. Mes, jeigu norit, pažiūrėkit. Susidarykit savo nuomonę. Jo, Nes, tipo, pasižiūrėt geriau, negu kažkas tau nupasakos, o čia nais taip ir taip buvo. Dievo, pasakyti, jo, tas gerai, bet dabar, ganai, sakau, mes su Aivaru biškai aptariam, kur maždaug, hei, gal mes geriau padiskutuokim, kaip, žinai, ta istorija geriaus, kaip kas, žinai. Ir kol mūsų yra tokie grafikai, tokie, nelabai nuspėjami, tai mes... Vietoje tos sagavimų mes kročią dirbam. Ja, mes dirbam. Tai tokie mes, pabandom tokį formatą, prilips, tai prilips. Neprilips, nieko baisaus, turės prilips. Ne, tipo, įvyko daug dalykų, bet aš nepasakyčiau, kad tie visi dalykai, kurie įvyko, yra geri dalykai, nes, pavyzdžiui, tas TKO, kuris didelę dalį WWE jaunina, man jie žoskai nebepatinka, nes visą produktą nafik parduoda, kaip kokią šliuchą. Taigi jie link bankroto pusės ėjo. Tu pameni, kai nebūdavo sponsorshipų visokiausių, dabar pasižiūri ant ringo gal 10 skirtingų sponsorių, yra stalai dabar su Slim Jim logotipu visi, what the fuck, ir dabar per kiekvieną seriją mes turėsim stalą kažkur, kad lūžtų ir kad parodytų tą logotipą. 100%. Tada dar per Money in the Bank specialios tenais visko kažkokios reklaminės kopičios. Vien pamačiau tas kopičias, mečas baigsis tada, kai kažkas paims tas raudonas kopičias. Ir toksai, paima tas El Grande po ringu ir matau 2 kopičios. Tokios pačios. Toksai, tai vieną kopičią kažkur bus sulaužyta arba nafik ir su antrą jie paims. Tai tos reklamos tiesiog gadina produktą. Aišku, jiem pinigų reikia, bet jie tų pinigų belia kaip semėsi. Jie dabar atleidinėja žmonės, nes jie per daug pinigų daro. Mums reikia gal paėmam kokius iš NXT naujokus, jiegi mažai pinigų ar taip daro. Ja. Ir nemokam tiek daug, kiek kitiem mokam ir tokie viskas tas pats gibus, o mes pinigų daugiau darysim. Apskritai, bendrai, aš, man atrodo, kažkada užsiminiau, kai mes šnekėjomės paprastai, bet nežinau, dėl podcast'o mes buvom tai kalbėję, kad kai WWE išėjo Netflix'ą, tas turėjo būti tikėtina, kad bus reklamų, bus kažkur tai integruotosios reklamos, tai nėra nauja imtynių pasaulyje, tai nėra nauja, nes mes ir turėjom anksčiau šitą, prieš Netflix'ą, aišku, mažiau, bet per grandiozinius eventus. Dabar tiesiog tai yra WWE dalis dėl to, kad jiem pinigų reikia. Čia nėra nauja, bet yra skausminga. Taip, yra tas dalis, bet tuo pačiu jie ir tiketus labai brangiai pardavinėja. Dabar jau buvau skaitęs straipsnį, kad jie nori Romkoj sumažinti kontraktą arba jį atleisti. Romka, 14 milijonų į metus darom. Reikia padaryti kokius 2. Biški per daug gauna, bičiukas. Ne, kiek aš skaičiuoju, jo kontraktas ten 4 kokie milijonai, ar tai 2 milijonai, bet jisai tada gauna labai daug proco nuo merčio pardavimų, tada nuo visokiausių appearance'ų, pasirodymų. Irgi kažkur bendra suma 14 milijonų į metus ir jiem tokie, tie 14 mums būtų geresni negu jam kokias mokėtų. Jisgi nepasirodo, klaiduosiu, ką mes man jie mokom 14 milijonų. Aš nežinau, aš Romkos vietoj, jeigu kontraktas taip pašlytų, aš paduočiau teismą, nes, pagalvokim, Romka buvo žemintas prieš tai, prieš jo to genties vado, žinai, visą reikalą. Ant kiek jį bandė pažeminti? Ant kiek jį bandė leisti ant žemės ir padaryti good boy, super žvaigždė, žinai. Aš tik atsiminiau tą segmentą, kur Baron Corbinas su ūsais, man atrodo, ar kuom apipylė jį šunų maistu, Jo, tai sakau, Romkai, kad, nuleistų babkas, bus labai nesąžiningas žaidimas. Aš manau, jeigu nuleis šaibas, jie tokie tada, tai Romka nepasirodys daug.
Ir viskas. Ja, bet tai žiūrėk, vat, visi tie atleidimai, kurie dabar vat, buvo, kur dabar R-Trufo buvo Karlyto tenais vien dėl to, nes tipo, biški per daug pinigų darai, negu mes norėtume, kad tu darytum. Ir tipo, dėl to jas atleido. Bet vat, pagaliau dabar, jiem dabar dega šikna, nes fanai tokie, jeigu R-Trufą galėjom sugrąžinti, mes galim bet ką Jo. taip sugrąžinti. Ir dabar jie tipo, blemba dega šikna, blemba reikia dabar atsargiau mums tos daryti dalykus. Mesgi dabar negalim taip, kaip anksčiau darydavom. Čia va sponsorius, tu per daug, eik nafik. Pinigų, tipo, okei. Tai jie labai sunkiai žais. Labai, tipo, jie, taip sakant, žais šachmatus su fanais. Nu, tipo. Bet nesakyk, kad, tipo, visi tie parsidavimai jų, gadina produktą. Kaip sakant, yra laikas, yra vieta ir kas per daug tas nesveika, žinai. Tai pavyzdžiui, dabar aš galvoju, man atrodo, Money in the Bank. Tu pasižiūri, tu matai ir tu nelabai gali koncentruotis į visą, kas veikia, nes aplinkui yra tiek daug tokių signalinių reklamų, kad tu nelabai susitelki į viską. Aš sakau, Money in the Bank 2 kartus turėjau žiūrėti. Čemodanas. Cash App, Money in the Bank, čemodanas. Jo. Bet tu nesakyk. Apie ką mes kalbam? Kada mes turėsim McDonald's, Starbucks, WWE Championship? Nu, come on, viskas eina jau link dėl to. Tipo įsitraukia diržą. Bus dar Netflix'o Championshipas koksai? Nu, taip. Esmė tame, visien, WWE turi šiek tiek savo tokių vadinamų royalties. Aš nemanau, kad jie darys Netflix, tipo. Nebent jį pakeis kaip 24/7, tada jo, Nu, tipo, aš sakau, dėl pinigų jie padarys bet ką. Taip, tai vat, kas patiko man, tai Worlds Collidus renginys. Aš tam ant paprikolo jį pasijungiau ir toksai, holy shit, jis toks geras. Fucking iguana, mes turim bešą, kuris karočią kovoja kaip... Neprimena Santino Marello, ne? Su savo kojiniu. Čia kas būtų, jeigu Santino Marello sujungtum su Goldustu. Ne, čia būtų, jeigu Santino Marello eitų simoktis Lučią. Ne, tai pameni Goldustą. Taip. Tai jo, realiai Mr. Iguana visas facial reactionai, kuris darė per mečą, viens prie vieno Goldustas, toksai žiūri. Toksai, ar čia žalias Goldustas ir pato tas Iguana? Jo. Okay, čia geriausias charakteris, kurį įmanoma sugalvoti. Iš kur tu atsiradai? Ja, man žiauriai patiko. Čia ir pats wrestlingas, tipo tas greitesnis biškis stilius jau taip gerai žiūrėjęs, negada. Visai kitoks tonas buvo. Jo, reklamų nebuvo. Aišku, pusė buvo ispaniška ir ten kalba Meksikoje, ne? Man buvo pochas, tipo kokia kalba. Jo, kai subtitrai yra, okei. Nėra subtitrų. Nu, ką padarys? Kas ten? Geiblas ir kaip jisai, Vikingo? Ja, kažkas tokio, main eventino, bet aš jau biškai užmigau prie to momento. Aš žiūrėjau tą main eventą, tai buvo gražu žiūrėti, kaip ten, tipo, tas Vikingas skraidė, jisai skraidė, Čadas skraidė. It was something. Tipo, kažkas šviežia. Kažkas šviežia buvo. Mačiau, kad sensorino dėl Rio, man atrodo, kažkuriuose vietose. Dar patiko, kaip tenais po pirmo mačo ten, dar Dominik Mysterio pradėjo varyti ir toksai, holy shit. Ir Domo susipuola, tenais pradeda viens kitą kapotis, toksai, holy shit, aš niekada nemačiau Domo šitos pusės, toksai, damn, that's fucking cool. Ir tokia, šiandien naktį Money in the Bank 1-1 varom. Tu ir aš, su kas ten, su Octagon Junior, ne, kiek aš atsimenu. Jo, nu, tipo, ten istorija tarp jo šeimos ir Pento šeimos kažkas tokio yra, kaip Skorpionas ir Sub-Zero kažkas tokio pas juos yra. Bet sakau, aš pamačiau to, kai ėjo Money in the Bank, kaip ir vyko kova ir toks. Čia, ką dabar WWE padarė, tarkim, su tos AAA Lucha, ne? Aš labai nustebau, kad tai buvo YouTube premjera, pirma. Antra, galėjo bet kas pažiūrėti. Jo, čia tas, žinai, buvo nuostaba, kad nereikėtų eiti Netflix'ą. Kitas dalykas, kad realiai jie kažkaip dar sugebėjo tai apjungti į savo
pagrindinį projektą. Tai va produktą. Ir tai buvo fucking amazing, kur įsigy Money in the Bank, matai Hebra irgi lučiadorina, bet jau šitam Raw produkte. It was amazing. Yeah, ir ką aš buvau skaitęs, kad tą visą laidą, bookino, producino, kaip galima sakyti, ne Triple H'as, o tipo vienas iš parankinių žmonių. Tai toksai, give that man a raise, paaukštinkit jį, duokit bonusą, nes laida buvo tokia gera ir aš toksai žiūriu, galvoju, plemba, ar jinai nebus geresnė už Money in the Bank dabar. O su Money in the Banku tai, moterų mečas buvo, palaidojo mamį po kopečiam ir jinai po tokį Undertakerį sakė, jakštą atsiranda atgal. Jo, tu sak, hei, aš čia. Jie tada mėtė kopečiam, blėt. Ja, žiūrėdamas, aš prieš žiūrėdamas predictionus tokius galvojau, kas laimėtų tą, nes, okei, žinau, kas nelaimės, tai Julia, nes Julia dabar su ta, kuri nemoka wrestling ir neįdomią theme songą turi, Zelina Vega, titulo kovos, ir tikriausiai titulą atims, būkim česni. Ne, jau viskas pasidarė nuobodę, aš tikėjau ją. Jinai niekada nebuvo įdomi. Aš ją tikėjau, kad viskas gerai, tipo. Aš galvojau, kad jie pušins kažkaip, jie darys tipo Vega, bet... Bet už tą Juliją su titulu kaip nice bus. Jinai bus kaip dabar Becky Lynch su titulu. Kad antras titulas turės ahujieną čempioną, kuris viską gali, kurio šiaip bet kas neįveiks. Ką žinau, bet sakau, bet nesakyk, bet nustabai, kad Naomi gavo Money in the Bank. Ja, nes, mano predictionas buvo Stephanie McCure, nauja. Bet, aš galvojau, gal, antras būtų Naomi, bet aš galvojau, kodėl ne Naomi, nes buvo tie reportai, kad, jau jinai ten link galo eina, su karjeros prieš, šeimos kūrimą. Ganai, apie Stephanie McCure, jinai 3 mačai, tokie gana stiprus per 24 valandas. Ja, SmackDown'e, Worlds Collider ir Money in the Bank. Jo, ir jinai atsilaiko stipriai ir toks. Ne veltui ją vadina geriausia luchadora. Tai sakau dabar, aš toks, aš labai norėjau, kad jinai būtų, bet kaip Naomi mačiau, kad jinai laimėjo, aš toks, kodėl šitas MPC veikėjas, gavo lagaminą, jinai tas vedė MPC. Naomi dabar kaip savo, kaip su mikrofonu dirba, čia žiauriai. Žiauriai geras darbas. Dirba su mikrofonu. Apie Naomi dabar įdomiausia per visą jos karjerą, tiesą pasakius. Jos ta gimika. Ja, bet jos ta gimika įdomi. Jos ta gimika įdomi. Ai, kad visa tokia edži su šitai stop ženklais ant savęs? Nebūtinai, ne, tai tokia delusional biški būtų. O, tas faktas. Jinai visai delusional buvo. Ne, nebuvo jinai delusional. Jinai buvo kaip cheerful, I kiss babies, kaip The Rock sakė. Visai delusional. And hugging fat girls, Ja, jinai tokia deluzija, kas toliau ten buvo. Mes jau aptarėm Misterio ir Octagonas, tai ką vakaščiu? Tiesiog vėcė. Nothing else. Bet greita tokia kova buvo, realiai. Paskutinę minutę sudėta, tai ko norėt. Man labai patiko. Ačiū Dievui, jinai nebe čempionė. Ir Laira yra paskutinė nevykėlė. Aš buvau toks nahui piktas, aš toks, kodėl? Becky, kodėl? Aš neturiu žodžių. Man buvo toks... Tu neturi kur progresuot. Aš turiu žodžių. Nes, pavyzdžiui, atsimink, kiek jos kovojo visą laiką. Laira visą laiką taip pat įveikė Becky, kaip Becky dabar ją įveikė pagrindę. Užlenkė, kad nepabėgtų į viso, žinai. Kas mečia nepatiko, tai kad, finisherių tiesiog nepardavinėjo visiškai. Pavyzdžiui, Becky nuo top rope finisheris, 1-2, hujakšt, atsikrenta, po 2 minučių jau piznas, normaliai tarsi nieko nebūtų. Iš emocijos. Ja, po to grindų tenais, ir po to užpinina, ir toksai,
pagaliau, nu. Bus Nu, tas titulas kažką reiškintis dabar, tipo, pagal mane. Nes, nu, Laira Ale jau tobulėja, bet, nu, tipo, galima ir be titulo tobulėti. Nes, nu, prieš titulą jinai nieko neturėjo, iki Becky su tuo titulu irgi nieko nedarė, va su Becky tas titulas tapo kažkiek įdomus. Ir dabar, nu, Becky turi tą titulą, okei, dabar Ale su Bailey, Ale su Laira, bus Ale triguba kova tikriausiai, Bailey Jo. tikriausiai bus tokia, kad aš nei su tavim, aš su save, nes man reikia biški respekto, aš fucking Bailey esu. Aš čempionė buvau pernai. Kai pamačiau, kad Becky grįžo, šokau nuo kėdės. Bailey. Tai, Bailey, sakau, man dar toks rytinis, žinai, kad atsimink, kas grįžo, kas ne. Tiek daug grįžimų, kad reikia suprast. Tai, sakau, kai Bailey grįžo ir aš toks rimtai tu atsikavai, tai reikia tikėtis tada arba Smackdown'e, arba kitą pirmadienį Raw. Ką nepasakys, kodėl tai grįžo, kas sutiko, nu taip, žinai, visam turim sekti, nes... Su ją nieko nebuvo. Jie tiesiog nurašė. Nu, still. Tipo, gal Nes, kažkas sugalvos. Jokių traumų nieko nebuvo. Jie tiesiog, tipo, okei, Becky grįžta, davai, imk atostogų. Okay. Tipo, čia kaip darbe būna, žinai, tipo, nenori eiti atostogų, bet, tipo, prikaupęs per daug eisi, eik atostogų. Žinai, kas Nes kitas po to nuplauks. man patiko Money in the Bank. Ja, aš dar šiaip noriu dabaigti apie Lairą. Go for it. Ir tas, tipo, žinai, nu buvo susitarimas, iškelsi ranką, tipo, žinai, paėmė, tipo, belė kaip iškėlė ranką, tipo, petį suskaudom, tai davai uždėk dabar diržą, žinai, ir tokia uždėjo tą diržą, norom, nenorom, tipo, nu jau grinai matosi paskutinę, tipo, nemoka žmogus prapisti, tipo, ir toks, fuck that, dar supleksą kirto. Nu, paskutinė nevyka, disrespektas. Jeigu prapisi, tai prapisi su biški pagarba. O ne kaip, čia nesiskaito. Becky pati pasakė, tipo, tu tik pakelsi man ranką. That's it. Apie kokius diržo uždėjimus mes kalbame. Bet tai jeigu taip stipriai pakėlė, kad petį suskaudo, nu taip, come on, what the fuck, ką tu čia darai, davai normaliai. Nemoki pakelti, dabar diržą uždės. Ten sakau, ne, čia yra nesąmonė ir po to kitoj laidoj, pakelk man ranką, uždėk man diržą. Ir tu toks, blet, tu esi čempionė, tipo, aš suprantu, tu esi pikta, tipo, blogiuko veikėja, žinai. Bet tu jau čia tu save pažemini, kaip, nu, čempionas neturi taip elgtis. Na, čia, jeigu kalbant apie čempiono pusę, tai... Jeigu babyface'as čempionas, bet jeigu blogietis čempionas, why the fuck not? Žmonėsgi turi tavęs nekesti, o dar pusę minios myli Becky, tai come on. Jeigu tai jau blogietis, turėjo būti full on blogietis. Kad, tipo, tie, kurie dabar čyrina, vis tiek, tipo, pradėtų jau būtent. Yeah. Kalbant apie kitus įdomesnius dalykus, savo, žinai... I hate you, Solo! Bet, aš sakau, Money in the Bank bachūrų mašas. Oi! Aš jau, man atrodo, esu sakęs prieš kelias serijas, kad Solo yra ahuienas. Ir eilinį kartą mes pamatėm, kad Solo yra ahuienas. Tiek darė va šituos prikolus, tiek LA Knighto darė prikolus. Čia Sikola, jo. Sikola, tai jisai... Aš toks sėdžiu, ar jį dabar bando tokį daryti, kaip ir tą tokį juokdarį, žinai, bet to pačiu, tipo, ir efektyvų juokdarį, nu, tipo, turiu omeny, toks, kur bandė parodijuoti Lainaitą, žinai. Sako, tas amazing. Entertainmentas, kas jis yra entertaineris, žiauriai geras. Iš to, kad jisai buvo tas, žinai, toks žalskas samdomas žmogikas, pavadinkim taip, samdomas žmogikas, žinai, į tą, kur tu toks, haha, tai yra juokinga. Man tiesiog patiko žiūrėti, kaip dabar Sikoa vyksta.
Bet Nu, tai jam pačiam, man atrodo, fainiau tai padaryti Jo, tokius jo, jo, dalykus. jo. Pagaliau jis turi veiklą, žinai, aš kažkaip tai, aš paminu, man atrodo, mes kalbėjomės dar prieš podcastus apie Siko, tipo, seniau, kad, nu, jeigu WWE nieko su juo nedarys, nu, jisai pašūdo krūva. Well. Okay. Čia buvo kažkas kito. Ja, nu, bet kad, nu, su Fatu išduos Solo, čia buvo 100%, tipo, žinai, jau nuspėjama. Ir kad SummerSlam'e bus tarp jų dviejų mečas irgi, nu, dar nepatvirtinta, bet jis bus. Čia būkim bėdni, bet teisingi. Žinai, aš nemaniau, kad realiai per Money in the Bank išduos, žinai. Aš galvoju, gal žinai, kažkaip tai bus kur, tipo, ne, nu, ta išdavys netokia reikšminga tam visam plane, bet per Money in the Bank aš nemaniau, kad tai pasirodys, žinai. Nu, bet buvo tasai, tipo, nu, tipo, Solo kalba su tuo JC backstage ir, tipo, Fatu kaip Batista kadaise, tipo, žinai, su Evolution, background'e viską girdi, tipo, kas jis all gas, no breaks. Bet, sakau, man gražu. Man gražu, kaip dabar apskritai Fatu veikėjas pasikeitė. Jį portreina kaip monstrą. Jo. Jisai Bronson Reedo atkirto, LA Knightas, man atrodo, Breakerį atkirto, ar ne? Jo. Ne, LA Knightas per pirmadienį atkirto, per Money in the Bank, man atrodo, tas pats Fatu atkirto ir Breakerį. Jo, Fatu viską atkirtinėjo, tiesiog varė viską. Nu, kalbant apie monstrus. Šiaip aš galvojau, kad El Grande Americano laimės tą mačą, nes toksai žiūri tą match cardą. Mes turim LA Knightą. Jeigu jis jau 2 kartus nelaimėjo, tai 3 palibomų nelaimės, kas buvo. Kas prikolas dabar trendina jisai X, Justice for LA Knight ar kažkas tokio. Tada buvo Penta ir toksai su Penta, toks žiūri, nu, Penta dar iki main evento, nu, dar ne. Smith-Hartė dabar patogiai guli. Jo, aš tau pritarsiu. Tai jisai irgi galvau, ne. Seth Rollinsas, nu, jam tiesiog, galvoju, neapsimoka. Nafik jam tas čimodanas, jeigu jisai tiesiog gali paprastai ateiti ir atimti tą titulą. Man buvo aišku. Kaip prie Ripley tam tipo mečia, tipo, žinai, moterų buvo tokia situacija. Okay, tada kas dar tam mečia buvo Solo, aš, nu, su Solo viskas aišku, nes su Fatulais, tai jisai irgi nelaimės. Ir kažkuo aš dar nepamenu, kas buvo tam. Andrade. Įdėk klipuką čia tą. Tu žinai tą klipuką. Jau po to klipuko buvo aišku, kad jis nelaimės. Ir toksai, nu, El Grande, come on. Jo, kaip čia pasakyti, žmonės mėgsta jį. Labiau negu Chaddą Gablą. Ir toksai, jis turi jau momentumą, jau matau, kad buvo tas crazy spotas, kur tipo jis nuo ringo pačios kažkaip ant pausto per kopičias ir vos ne priviršau su Penta kovoja. Ir dar kirto dar iš to metalinio šūdo į galvą. Aš jau galvoju, blemba, ar tai baigsis mečas, nes, nu, tipo, pritiklu atrodytų. Bet šiaip, va čia mano tiesiog nuomonė, ką aš susirašiau apie tą visus tos 5. Tipo, žinai, keista matyti El Grande, Money in the Bank, man buvo vis toks, nei čia, nei ten, žinai. Tada, bet iš mašo, tai tipo, žinai, dabar pažiūrėk, mes turim teoriškai 2,5 lūčios. Penta, Andrade ir pusė, tai yra El Grande Americano. Arba chat game, whatever. 2,5, žinai. Jo, 2,5 lūčios. Nu tai El Grande, žinai, pusė lūčios. Tai aš būčiau geriau pamatęs, kad tai būtų, dar jeigu padėtų vieną veikėją kažkokį jiems, tai būtų 2 triple threatai. Tvarkingi 2 triple threatai. Jie tiesiog kažkaip sukišo daug nereikalingų, tiesiog, žinai, kaip būna tu dėlioji puzlę, ne? Viskas kaip ir vietoj ir tiesiog žiūri kažkur porą detalių, žinai, kažkur nejastų sudėjai ir tiesiog vėl ieškai, kur reikia sudėlioti. Tai čia tokia kova buvo, kur puzlė, kaip ir puzlė, viskas vietoj, tiesiog daug neiškumų. Tipo, man
toks, man buvo aišku, kad setas gaus. Man buvo labai aišku, kai aš jau pamačiau pilną rosterį, kad setas gaus tą lagaminą. Čia buvo labai aišku kaip diena. Aš kažkaip tikėjausi, kad jie kažką unpredictable padarys, bet to nepadarė. Tai... Nu gerai, sad. Jeigu mes tiesiog profiliuotume veikėjus, LA Knightas, jisai nepasižymėjo labai daug? Realiai, labai daug, nu tipo, jis irgi... Paskutinį metu jisai nelabai rašo, nelabai lenda į ekraną, kaip sakoma. Ja, Penta irgi, jisai tiesiog dabar eina pagal tą flow, viskas gerai, žinai. Jisai yra tokioj zonai, kur jam nėra baisu pralošt, nes jisai žino, kad jis atsigaut gali, viskas gerai. Siko, dabar kiekvienas, kuris bebūtų, dabar jam kažkur tiesiog pratęsimas bus, kažkur tai istorija nauja, viskas daugiau nieko. Andrade, aš nežinau. Dar kartą tą klipą. Tas klipas viską parodo. Andrade jisai tiesiog, jis čia. Ir El Grande Americano, tai tiesiog, kad užpildytų vietą. Man atrodo, tiesiog idėja, kad užpildytų vietą, nes jis neturėtų būti 5 normalus žmogaus. Aš sakyčiau, kokį Karrion Crossą galėjo kišti tenai. Jo, aš šiaip... Bet tikriausiai po Liepos jo nebematysim. Matei Bloodsportą? Dieva, kaip jisai tenais daužosi. Aš buvau matęs TikTok'ų, kaip jisai Bloodsport'e buvo, kaip aišku iš jo pasityčio dėl to, kad jisai, čia ne WWE, žinai, muškis, žinai, bet šiaip jisai gerai kovoja. Kaip kovotojas, jeigu pastačiusi kitą, aš manau, jį galėtų statyti į UFC, jisai galėtų tenais eiti vėl. Man jo veikėjas pagrindinė patiko. Veikėjas geras. Veikėjas žiauriai geras. Žiauriai gerai. Ir jis visą laiką turi savo tokį gimiką, kai turi savo taikinį kažkokį, jis kopijuoja tą taikinio hairstylą. Realiai dabar Sami Zaino, irgi Sami Zaino su tą kasytę turi, tokią mažą baną, jis irgi pasidarė baną. Su AJ Stylesu buvo ilgai plaukai, jis irgi toks ilgais plaukais buvo. Jo, jis toks kaip chameleonas patampa, žinai, kur prie ko jis prieina, ko nori patapti. Jisai toksai deep, gilus veikėjas yra, pagrindė, žinai. Tipo, jisai kaip vieno žmogaus tas velnės ant shoulderio. Tai grinai tas velnio advokatas, žinai. Bet tai tiesiog, sakau, man asmeniškai yra toks biški, gal ir nusivylimas. Ir toks, bandai suprasti, kas vyksta su WWE, žinai. Pilna komercijos, bet to pačiu ir daug, kaip ir, sakau, jau gal 3 savaitę kokia, kad daug neiškumų yra, žinai. Nesakau, fokusuojasi ne į kokybę, o kiekybę, o kiekybė tai pinigai. Žinai, tai man buvo kas keista, kad, kai žiūrėjau Money in the Bank, aš mačiau nemažai tuščių vietų. Neužpildytų, žinai, fanais. Bet tada atsiminiau, kad vyksta jisai LA, o tenais zabariaušės vyksta jau kiek dienų. Gali būti dėl to. Aptariams Monday Night'o šiek tiek tai... Sakėm, nerekepinsim. Pagrindė, kas iš Monday Night'o, tai kad... Ai, šitą Nikki Bella grįžo! Fuck that. Gunteris. Fucking Gunteris. Pagaliau. Mes turim gerą čempioną. Mes turėjom 63 dienas po 8 minutės entrance'o va tokių. Dabar jos nukrysi 5 minutės. Aš apsimesiu, kad, aš nepykstu, viskas gerai. Aš nepykstu, nes Džėjus ir taip turi gerą pušą. Realiai, aš nepykstu, tiesiog. Džėjui nereikia titulo, kad jisai būtų suminė, kad jisai parduotų daug merčo. Bet, kaip kovotojas, jisai per daug šūdo daro. Gunteris darė spyrą ant Džėjaus ir Gunterio spyras geriau atrodė negu Džėjaus spyras. Bet neteis Džėjus, jis ir taip buvo nukankintas pakankamai, ten laužė pastoviai. Bet tai Džėjus, aš nežinau, jis Džėjus, jo emocija kažkokią sukel, bet, kiek laiko dusino Gunteris Džėjų, kad jisai atsijungtų? Ilgai ir nuobodžiai.
Ir taip atrodo, ar Gunteris jau viso, tipo, nebe toks stiprus yra, kad, tipo, nebegali greit nudusinti, ar what the fuck. Nes, nu, žiauri ilgai dusino, ar toksai, Tai- nu, nebeatrodo, tipo, kad Gunteris yra toksai dominuotojas, kaip anksčiau būdavo. Nu, Tai man jisai tasai, va, tiesiog mečiai grįžta strigo. galbūt į Volterą veikia, žinai. Nežinau, bet, va, kad Gunteris vėl su čempionu, ačiū Dievui. Nu, Bet, nu, žiūrėsim, nes, ką žinau, tai Džėjus padarė titulą, ganai, kaip tą tokį, kad, hei, mes irgi galim, žinai, turėti iš to pramogą, žinai, mes galim pasidžiaugti. Gunteris jisai daro tą tokį solidarumą, kad, nu, hei, aš čia lyderis, aš turiu diržą, užsičiau. Ne, nu, Gunteris daro čia yra prizas. Prizas, kurį turi kopti, bet tu jo nepaimsi taip lengvai. Toks O su Jay, nu, tu nematai tokį žmogų, kurį, nu, tipo, čia wow, bet kas jo neįveiks. Nu, tipo, kiekvienas Jay gali įveikti. Visi rosterį turi šansą prieš Jay. O prieš Gunterį, nu, toksai yra aura tokia, žinai, kad, tipo, nu, tough guy. Bet su Gunteriu bus taip, kad tikriausiai jisai dėl titulo su Goldbergu turės. Retirement matchą. Cena su Punku. Jo, come on. Tipo, mes turėjom Ortoną su Cena irgi ten tas, kiek ten, 10 metų skirtumas ar kiek ten. Tai lygiai tas pats su CM Punku ir Cena irgi virš 10 metų paskutinė kova buvo. Ne, bet aš kaip ir sakiau, man in the bank šitas mečas būtų geriau sulypęs negu Night of Champions plus Saudo Arabijoje. Nu, pažiūrėsim, nes sakau, matyt, man sakau, aš gal, sakau, matai, aš Punko biškai fanbojas savo. Ne, bet ne Night of Championship, o kokiem SummerSlam, tada jo norėčiau. Bet, dabar jau aiškiai matosi, kad Punkas nelaimės tiesiog. Nu, žiūrėsim. Dabar, jeigu nelaimės, bet, žiūrėk, pastebėjai, kad kai Cena laimė, arba tas veikėjas dingsta, arba, dingsta ilgam, arba visiškai, nėra. Tai vat kas, Ortono nebėra. Realiai, mes nematom Ortono. Ortonas kas? Ortono. Visgi su Nikaldusu tenais, gal koks Aldisas, tipo, pagal istoriją jį dabar, tipo, žinai, suspendino ar kažkas tokio. Bauduoja bičiuką toliau. Nes kai Ortonas grįžęs, tiesiog Aldusą perpis ir turės tą SummerSlam matchą, kaip ir sakiau. Tai jisai neužilgo grįž po Night of Champions. Kaudis dingo po pergalės, pagalvos, tai atostogos po visų metų be išeiginių dirbti, blema, tą didelį titulą ant savo peties nešioti. Oi, ble, dabar mes įginam, praeitą kartą pizda jo neiginė apie tai, tipo. Man jis iki šiol nepatinka. Fucking Romka net turėjo titulą, bet jis toks. Nu, Romka yra Romka. Kad Romka matyti reikia, žinai, sumokėti daug pinigų. Romka needs to be special. Romka needs to be special. Nu, taip, jeigu pamatyti. Ar trūko dėl taikėjau pagrindę sprendimo, ne dėl to, kad Cena, tipo, jis nurašė. Jo, bet sakau, bet tu gerai, kad grįžosi. Bet kaip ne, bet tipo, užpuolė Cena, jau galvoju, čia remečas bus dėl titulo koks ir, tipo, CM Punkas su barais. Sakau, klausimas, kaip viskas biški nelaiku. Ja, bet biški nelaiku, sakyčiau. Nu, tipo, galėtų Night of Champions Cena su Ron Killingsu dabar, tipo, remačą dėl titulo turėti, pažinai. O po to jau SummerSlam'e Punkas su Cena. Tada jau būtų, žinai, biški... O gal Triple Threat? Nebus. Sakai? Tikrai nebus. Nes, Punkas su Cena yra klasika, kurią, tipo, dėl nostalgijos faktoriaus, tipo, kurie žiūrėjo tenais 2011, 2010 sugrąžinti. Bet... In a sense, kaip jeigu veiks, tai veiks. Ne, tai jau tokie reikalai su tuo. Nikki Bella, sakyk, jis sugrįžo, tai... Jo, man buvo faina matyti. Tipo, man būtų faina, jeigu kokia AJ Lee grįžtų, bet Nikki Bella, tai toksai, bent, nors ir įsiskyrė, jinai su Cena vis tiek vienodai pozai atsijungus buvo. Jo, Cenas angeliukas. Bet sakau, smagu matyti tokius
kur, žmogus, kuris sako, hei, mes panos, hei, nieks nekelia panų, tiesiog turim lift su diržu. Tai jinai tokia, hei, mes, dirba, hei, jūs visos zaipysės. Visos panos zaipys ir jūs gerai dirbat. Taip, tenais bus Evolutionai, tipo, toksai kaip promotionas toksai. Jo, kažką girdėjau, kad Jade Cargill ten biškai suksis daugiau, tipo, į kažkokį pušą duos. Su Naomi vėl kažką pušins, bet tipo su Naomi toliau kovos, tai koks čia pušas, blemba, jeigu tą patį darys. Naomi replyina, tipo, į tą, tipo, reportą, more like a push down the stairs or something like that. Naomi, jinai visą laiką kažkur tą tokį peiliuką, iki žinai tam pasakymą. Bet sakau, kažkaip dabar, sakau, mes kiek, nesurodėm 2 savaitės, bet per tas 2 savaitės... Labai daug šūdų įvyko, po to tas damage controlas įvyko jiem. Ir dabar mes esam, kur esam ir tokie nesupranti, ar dabar gerai WWE, ar jau domėtis su AAA kokiu, tai, žinai, W kokią seriją pažiūrėt. Jo, va būtent, kur tu toks, dabar mes esam tokioj kaip ir skęstančioj valtyje, ne, kur eina vanduo, taip, jie bėga vanduo ir taip, visiems su kibiru tu bandai traukti vandenį, žinai, kažkaip tai. Tai aš matau tą, kaip tik jau tą daro, kad, tas grįžo, žinai, tas grįžo. Jie tiesiog dabar bando kažkaip grąžinti dalykus. Kalbant apie AEW, tenais tą Mariah May perėjo į WWE iš jų ir pakeitė jos vardą į Blake Monroe. Reikės kažkaip šitokį, nes aš toks... Jinai šiaip ahujena yra, aš kiek žiūrėjau, tipo, buvo pas Tony Storm su ją beefino kadais ir žiauriai geras istorija. Aš klipukų žiūrėjau, bet man visai patinka. Vat AEW, ką turi, tai Tony Storm, žiauriai entertaining. Ir yra tokia pana Australija ar kas, kur, tipo, jinai tokia trenkta biškė, taip pat tokį trenktą balsą turi, bet kaip jinai viską pasako, tipo, grina moteriška Artruf, sakyčiau tokia. Grina moteriška Artruf. Jo, jinai ten beefino su Mercedes Money, tipo Sasha Banks. Ir, tipo, jinai, žinai, tas, tipo, kaip Mr. Uguano, tas, tipo, to, tipo, puppet. Jinai padarė, tipo, Mercedes tą puppetą, tipo, dar distracką vieną ant kitos buvo darę, tipo, like, grow. Aš kiek žiūrėjau, toks... Gal kažką jau pradeda mokytis, kažką gaudyt? Vienas dalykas, kas mane patinka, tai tenais Mercedes tą pati mane. Nes jinai dabar turi, čia LGBT paklaus, kiek titulų, nes man atrodo kokius 7. Kodėl tu čia GPT klausi, tu negali tiesiog pasigūglinti normaliai? Ne, negaliu. Kiek turi titulų? Searching the web. Čia galėtų būti reklamos integracija. Ja, tipo, bet, irgi, žinai, ką supratau? Realiai, mes matom labai daug sugrįžimų. Žinai, kas dar grįžta? Kas grįžta? Į Las Vegasą. Oi, ble. WrestleMania, ble, tipo. Tipo. Fuck this. Vietoj to, kad kur buvo pirmas miestas? Tampa? Jeigu atsimenu, ne? Tampa norėjo daryti. Ne, New Orleans, man atrodo. New Orleans'as. Aš galvoju, kad Tampoj, bet po to prisimenu, kad ten kitas eventas. Bet taip sakau. So Mercedes mane dabar turi 4 titulus. Taip, pameni geimą, tipo WWE, kur Šeimusas su visais titulais buvo? Jo. Čia basically tas pats. Ką žinau, kiek aš atsimenu AEW, kiek aš tada žiūrėdavau anksčiau, jie nepraleisdavo progos daryti kolaboraciją su kitais, jo, ten tas pats New Japanų, žinai, ar ten kokiais indie, jie nebijodavo to. WWE jie bando, tipo, jie dabar tokiam, nežinau, periode, kur jie nežino, kas jie nori būti. Matame dalykas, ką aš supratau. Jie yra tokiam periode, kur jie nežino, ko jie nori būti. Jie dabar tiesiog viską metą žiūri, kas prilips.
Aš matau taip, vat viską mėto, žiūri, kas prilimpa, bandom laikytis. Ir manau, tai buvo nuo pat pradžių. Kažkaip, jeigu pagalvoji gerai. Jau čia, nu, tipo, dabar tie collaborationai, kai dabar su TNA, AAA vyksta, bet, nu, tipo, jie vyksta tik tai su developmental, tai, nu, su NXT. Main rosterį, nu, tipo, nieko jie nedaro tokių, tipo, kad, wow, Trick Williamsas yra TNA čempionas, tai čia yra what the fuck biški, bet ok. Čia, jo, toks. Taip aš NXT žiūrėjau. I also understand. Taip, jo, tai, ką žinau, man buvo netgi toks, kodėl, tipo, Trikas turi titulą. Toks, pažiūrėjau toks, Nu, Joe Hendry nebematysim. Vietoj main rosterio keliauk į TNA. Jo. Tipo, what the fuck. Čia, tipo, turbūt dar vienas toks planas, kaip, tipo, parduoti veikėją kitur, žinai, kur toks, šiek tu jau atsibodo, eikit TNA, tipo, kodėl tu turi diržą? Tipo, mes nenorim tas NXT matyti, tu užėmi vietą. Arba pameni, tipo, kai buvo ten 2000-uosių pradžia Invasion. Jo. Tai gal, tipo, dabar bando invaidinti TNA kokį ir, tipo, takeoverit. Nelabai ten išeis. Jeigu jie ten... Nu, jeigu jie nupirks, nes jie dabar perka viską, jie galėtų dabar tą su AAA padaryti. Jie metų NXT pirmagimius tenais, tu nelabai matysi normalius WWE kovotojus iš Roten, iš kokių. Sakė, metų tos NXT pirmagimius, tipo, pažiūrėti, kaip jie ten susidoros, tai toks, nu, tie turi kiaušus, tai ten suvarys tos kovotojus be problemų. Sogas mintis pas mane. Taip, tai nu ką, King ir Queen of the Ring dar bus, tipo, ten Night of Championship. Kas laimės? Aš neatsimenu, koks ten visas buvo tas. Nu, bracketas. Žinau, bus vienas misterio opponentas pas vyrus. Iš Ros pusės. Teko iki šalia Iguaną. Prašau. Bliam, šiaip būtų prikolas. Ja. Būtų gerai. Iguanai mestų. Arba... Būtų prikolas. Čia, manau, taip ir bus. Tipo, įkištų Iguaną, būtų smagu pažiūrėti. Tipo, tarp rimtų bachūrų, tu matai tokį, irgi, gubaristinį veikėją. Arba Karlėtų? Be šans. Manau, be šans. Bet Mr. Iguana, jo. Ja, Mr. Iguana. Ja, tipo, šiaip. Naujas mūsų veikėjas, Mr. Iguana. Ne, nu šiaip dabar per anksti pasakyti, kol nėra tų, nu, tipo, dar breketai pilnai padaryti, žinai, dabar bus, tipo, 1-1 kovos prieš to einantis, bet kiek žiūrėjau, nu, Roxanne Perez, tipo, yra šansas, tipo, žinai, bet ten kažką, tipo, su Judgment Day, kad, tipo, toliau progresuotų, nes dabar ten, tipo, internal beefas toksai eina. Manau, atrodo, jie pasidalins. Tiesiog. Ja, bus du atskiri Judgment Day. Arba tiesiog, nu, tipo, kaip padarė Rija, tipo, ir šitas Damienas, išsiskaldys, bet, nu, tipo, dirbs kartu ir viskas. Ne, nu, žiūrėk, Dominikas su Finu paliubomu kovos, tipo, beefins. Čia irgi tą matom, tai, atkrenta Liv, Raquel ir Dominik, lieka Finas, JD ir Roxanne. Aš šiaip norėčiau, kad WWE, bet čia mano noras, iš Judgment Day'aus padarytų kažką kaip Bullet klubą. Nu, mes turim rosterį. AJ, bandė stumdyti AJ, nu tai... Aš manau, kažką panašaus kaip Bullet klubą turėt, būtų visai nieko. Aš manau, kad, tipo, jau apie tokį dalyką kaip Judgment Day mes rugsėjį net nebeturėsim iš viso. Ja. Jausia. It was good, it was awesome, bet jau kiek, 3-4 metai mes jau jį turim. Jie buvo on top, jie buvo in the middle, dabar jau eina į break-upą, kad, tipo, laveitintų individus. Jie turėjo mirti jau po to, kai Damienas išėjo, jau viskas. Nesakau, Damienas dar, tipo, nešint savo nugaros tą visą frakciją, bet kažkaip.
Nu, po jų ten išėjimo su Rietin, jie jau nebuvo tokie, kad mes uždominuosim, mes baigsim užpuldami ir stovėdami ant top. Tipo, jie jau tokie buvo, tipo, žinai, gryni blogiečiai, kurie, tipo, pastoviai čytina, bet jie, tipo, neatrodo tokie stiprus. Tai tiesiog, sakau, šiuo metu toks WWE, kur, sakau, jie meta viską, kas įmanoma, tik kad būtų. That's it. Ten to WrestleMania Las Vegas irgi vien dėl pinigų vėl daro. Aš nenustebčiau, jeigu tą visą stage ir visą kitą naudotų tą patį, tik tai, kad recycled. Čiut pakeistų, o taip, tai, dabar kas SummerSlamas neužilgo bus, tai jie dabar pagrindė bildins viską tam dalykui. Tai mes turėsim gal kokias 3-2 savaitės geros televizijos, o po SummerSlamo vėl bus šūdas. Kažkas panašaus, bet, reikia iki to dagyventi. Nu jo. Ai, matėjai, El Grandes kalbant apie tokius irgi nišinius dalykus, tai El Grandes Amerikano kaukė ir iš kur jinai tipo... Nemačiau. Pala, aš tau atsiųsiu tą parodysiu, copy image. Tai, karočią... Čia galėtų būti su jis reklamo. Čia, tai yra taip pat Chad Gable replika Lucha Head Mask ir kitoj pusė. Čia neoficialus produktas, come on, čia AliExpressas. Sakau, Pala, ne, čia matai American Made. Nu, va būtent. Masko. Tai čia parodija. Bet sakau, čia yra... Čia ne El Grandes. Aš suprantu, jeigu čia tas Gable'as turėtų savo kaukę, tada jinai atrodytų taip, bet... Tiesiog. Blet. Ai, matėjai dar ir apie Artrufą, Metro Boomingas ką parašė, kad tipo... Ai, tipo, kad dainas kurti, bet, Artrufas sako ačiū, bet ne, bet Limp Bizkitas darys Braunui Breakerį, tai tas bus. Jo, toks. Limp Bizkitas, tipo, ne apie... Kaip ten kaip ten ta... Fred Dursas? Ne, jų ta WWE muzikos grupė. Def Rebel? Ja, Def Rebel, blėt, nach. Sak, nach. Kurti prietrankos. Neveltui kurti, blemba. Ten, sak, Def, blėt, kur ir viskas. Oi, bet... Ne, taip tai bus zaibys, jeigu būtų tokį patį mūdą perduos kaip per Devil May Cry anime, tipo, kai groja, tipo, žinai, ten Limp Bizkitas ir visas senas, tipo, dainos, būtų vienas geriausių entransų jaučiu. Ja, šiaip kalbant apie Night of Champions dar, tokius super eventus, aš tu tik dumečiau įdėmus, koks, tipo, realiai visas rosteris išeina. Ai, čia tas King and Queen of the Ring. Ai, ne, čia tiesiog Kingas. Ja, čia Bahūrai. Ja, Bahūrai. Tai ką dabar aš matau, Breakeris atkrito jau. Ortonas, žiūrėk, yra. Ja, tai va, ir tas, žinai, buvo gerai, tipo, aš matau, Ortonas yra, cool. Ja. Kas čia dar? Su padomu tas Mystery, man atrodo, gali būti Autisas. Bet nemanau, nes žiūrėk, turim Rusevą, turim Rydą. Aš nemanau, kad Autisas. Šeimusas su Alpha Academy kaip ir draugeliai, tai, tipo, žinai, tipo, 2 geriečiai, 2 blogiečiai. Bus palibomu gerėtis. Iguana, prašau. Pala, Cody Rhodesas, šitam turnyre? Ja. Tai viso aišku. Čia viskas aišku. Ta prasme. Cody Rhodesas laimės. Tu tikrai duodi jam šansą? Aš pavyzdžiui... Aš garantuoju, kad jis laimės. Gerai. Jis dabar prieš Pristą, Andrade ir Nakamura. Tai palibomų išeis. Tada tasai Mystery žmogus palibomų laimės koksai. Cody's vis tiek įveiks tą Mystery žmogų ir iš kitos pusės bus koksai Zaynas prieš Ortoną arba LA Knight'ą. Išeis jaučiu Zaynas ir Zaynas prieš Rhodesą, tai blemba. O tu galvoji, kad pradėjo pušina toliau Rhodesą? Aš pavyzdžiui jau viskas. Jie nepušina. Rhodesas dar negavo savo remačo, tipo dėl titulų. Tai čia vienas iš dalykų, kas jiems suduos remačą ir tuo tarpu neturės jisai tuo lagamino. Tai palibomų Rhodesas.
Arba Žiūrėsim. Sami Zainas. Nu jo, žiūrėsim, sakau, kaip Bet gausis. aš jaučiu, kad tipo koksai krosas, tipo, žinai, padarys kažką, kad Semis prapystų. Tipo, Vo. po to Semis ale blogiečių. Pavatuosim komentaruose prieš išeinant šitai serijai, tipo, prieš išeinant naujam Raw epizodui, tai arba Night of Champions, ką žiūrovai galvoja, ką klausytojai galvoja, koks bus tas paslaptingas veikėjas Night of Champions. Ir kas laimės visą tą dalyką. Ja, kas laimės. Nes vat pačiam man įdomu, dėl Mystery Characterio labiau, negu kas laimės. Man įdomu, kas ateis. Prie King Goldbergas koksai bus. Eik tu nakui, tada kur... Tu tiesiog... Blet. O pala. Ten Günterio nėra, tai nebus Goldbergo. Tai jis negali būti, nes tipo, kas laimi tą karūną, tipo, iš karto SummerSlam'e gauna mečą dėl titulo. Todėl ir Punkas su Cena Night of Champions. Kad per SummerSlam'ą Cena prieš Rhodes'ą būtų. Sakai, jie build-upina tą. Aš nežinau, kodėl, bet... Nes remačas taip išeina, žinai. Nu, buvo, man atrodo, su Daniel Bryanu, kai jis laimėjo tipo, tą titulą, kad remačas buvo jam irgi tenais prieš kažką dėl titulo. Aš, pavyzdžiui, tarkim, kai va dabar, žinai, dabar labai toks daug neiškumų, gal dėl to, kad yra du neiškumų. Aš noriu, kad R-Truth, nu, tai yra Ronas gautų kažką. Ronas kokį. Nu, ką jis galėtų laimėti? Titulą. Aš manau. Aš jisai dabar Raw, ne? Nu. Ar jisai per SmackDown'ą dabar? Ne, jisai per Raw. Ja, per Raw. Tai jis nieko negaus. Nebent tag teamą. Nu, tipo komanda. Aš nenoriu, kad iš Dominiko atimtų titulą. Nu, ką žinau, aš pritarsiu... Iš Gunterio titulą, sorry, bet neatims. Aš pritarsiu Booker T, ganai komentarui apie Ron Killingsą, kad, nu, jam reikia... Nu, tipo, aš neskaičiu, kad jam reikia sunkiai svorio diržo, bet jam reikia čempiono diržo. Tipo, prieš išvykstant. Nu, kažkas tokio, arba labai gerą tokią istoriją, kad turėtų, tipo, žinai, nebūtinai jam to reikia titulo. Apskritai, R-Truth, Ron Killings, kaip asmuo, kaip veikėjas, jisai labai lankstus. Labai lankstus, aš mačiau net ir kaip jo karjera visą ėjo. Blet, fainas veikėjas. Aš su juo augau. Smagu. Senis nesensta. Jo. Sak, čia buvo smagu tiesiog. Nu, galim jau apibendrinti viską. Jo, apibrėžti, tai, sakau, mano nuomonė. Jau kokią 2 valandą jaučiu eina, ne? Ne, mes net lygiai valanda. Oh my god, atrodo, kad 2 valandas kalbėtų. Ja, prasidėjo. Pakol dar susidėtins, tai... Realiai šitas ateis penktadienį paliubo matei šitas epizodas, tai... Jep. Realiai, aš turbūt tik kelsiu penktadienį, tai... Nu, tai va, Alučio nusipirki po darbo, įsijungi imtynių klubas, pasijungi kažkokį geimą ir mus background negali klausyti. Va, būtent. Nu, sakau, man WWE šiuo metu, tipo, visi tie, kas yra šoniai produktai iš jo nupirkti, kažkodėl patampa geresni negu pats pagrindinis produktas, tai jie, kaip sakau, skęstanti valtis ir pičas tiesiog su kibiru bando, tipo, tą vandenį išpilti iš tos valtis. Ja, bet su tuo dalyku kiekvieną savaitę jie keičiasi, nes, tipo, vieną savaitę mes jau tokie norėjom jos, tipo, ant kilpos, ir kitą savaitę, nu, ačiū, kad sugrąžino, tipo, žinai, ačiū, kad klausot mūsų. Ačiū, meistrė, ačiū, kad vodi. Jo. Ja. Nu, tai va, nu, tai cool. Žinutė žiūrovom, ačiū, kad klausot, ačiū, kad nepamiršot mūsų, ačiū, kad pasijungiai, ačiū, kad komentarų dar nerašot, nors galėtumėt parašyti. Fucking Aiva Hill turnas. Ačiū, kad nerašot komentarų, ble. Jūs man nieko nereiškėt. Svarbiausia yra mano titulas, kurio aš dabar... Hillas Aiva, tiesiog. Fuck that. Svarbiausia yra mano titulas, kurio jūs negausit. Nu, jo. Sakau, man tai yra smagu. Manęs irgi jau žmonės biškai klausinėjo, kur mes dingom. Pasakiau, mes dirbom. Atvirai, mes dirbom. Aš pats irgi, sakau, man ir mental turėjau problemų, tai Hebra apskritai
vyrukam ir bet kam tai gali iškilti, jei žinot, kad šimės yra mental health day, tai tokia trumpa žinutė hebra, jeigu neturit su kuo kalbėti, nu, jums sunku, pakalbėkit, susirašykit su kažkom. Shit is gonna be fine. Čia galėtų būti Better Health reklama. Aiva, ne viskas turi būti reklama, bet, nu... Aš WWE sakau, pavyzdžiui, reikia viską parduoti, kai įmanoma. Tau liūdna! Better Health! Ne, tipo... Pirk šitą paslaugą. Ja, sakau, hebra, tipo, nebijokit šnekėt, tipo, tiek vyrukai, tiek panikės. Ypač vyrukai, nes, nu, ganai šis mėnesis jo, vyrų, ganai tą mental health. Tai žiūrėkit savęs, būkit atsargus, nebijokit pašnekėt. Galit ir man parašyti, galit Aivai parašyti. Tipo, jeigu jaučiate sunkiai, nebijok. Tipo, verkt nėra gėda vyrui, o pasišnekėti apie paprasčiausias ir sunkiausius dalykus. Come on. Visi galim. Tiesiog nebijokit. Ir nepamirškit pailsėt. Va būtent, mes pailsėjom. Matot, mes ir atsitikome. Aš tai nepailsėjęs dar iki šiol. Aš sakau, pagaliau pats atsipūtau, pats pasilsėjau. Man va šiandien vieną išėginę ir taip podcast'ą įrašinėjom, dabar po podcast'o aš dar varysiu reikalus daryti. Po to rytoj vėl į darbą. Po podcast'o viską susidėsim. Ok. Na. Gerai. Okay, dėkui, kad žiūrit. Ja, parašykit, subscribe. Ja. Ir ką žinau, parašykit komentaruose, ką norėtumėt pamatyti, išgirsti iš mūsų lūpų. Šiek tiek surprise, tikėtinai, kai Aiva, tarkim, dažniau, nu nebus taip dažniau, aš atsivesiu irgi svečio, tai tik tais dar nesakysiu kas, bet jau tą žmogų žinot, kas mane seka, tas tą žmogų žinosit, taigi čia dėl tai toks namiokas. Dar sveiki, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad teiraujatės, ačiū, kad jums rūpi. Su jumis aš buvau Gizmo, mano antrasis vietėjas Aiva. O ką? Kaip ten mūsų pasakymus ėjo, tipo, if you don't like it, then... Jeigu nepatinka, spauskit subscribe, arba galit sakyt, kaip jūs žinot. Aš sakiau, reikia pakeisti tą dalyką. Davai, karoči.